Sveiki, mėly žiūrovai, randamės Jurbarke, saulėtą gražią dieną ir kalbiname Ramintą Valaitinę, grįžusią iš Europos čempionato ir prašysime, kad pasidalintų savais įspūdžiais. Sveika. Labas. Raminta, grįžai vakar iš Europos čempionato, papasakok savo įspūdžius. Tokiuose varžybose kaip Europos čempionatas dalyvauju antrą kartą. Ir iš tikrųjų įspūdžiai labai geri. Pirmiausia, kad aišku, kad papuolėm į Ispaniją. Teko sudalyvauti gana rimtose aukšto lygio varžybose. Pernai metais aš buvau 4, šįmet 2. Kiek dalyvių buvo pernai metais ir šįmet? Neatsimenu, kiek pernai buvo, bet gana nemažai. Dabar galvoju, berods 16, o šįmet buvo 15. Ar iš tų dalyvių, kas buvo pernai, atvažiavo tos pačios dalyvės ar nauji veidai? Mačiau tik tais kitoj kategorijoje, lygtais buvo veteranų kategorijoje moteris, kuri dalyvavo šįmet. Jinai buvo pernai mano kategorijoje, o daugiau nemačiau, buvo gana jaunus konkurentės. Lyginant su kitom varžybom, labai viskas sklandžiai praėjo. Man patiko. Antra vieta Europos čempionate. Ar pas tave buvo tokie planai, tokia užimti aukštą vietą? Tikrai ne. Nes Lietuvoje gana startavau prastai. Buvo žemos vietos užimtos. Tai aš tik tais apie finalinį 6 galėjau pasvajoti. Bet komanda nuteikė, kad aš turiu eiti iki galo, kad aš turiu tikrai papulti į geriausių trejetą. Tai pasisekė, kad aš buvau antra. Užėmė antrą vietą, o iš lietuvių dar kokios vietos užimtos yra ir finalistų? Iš merginų į finalą papuolėm tik tais aš iš Progreso atstovė ir Marijampolietė Dalma Šalaševičiūtė. Tai yra Tauro atstovė jinai. Jinai užėmė 4 vietą. Na ir vaikinai dar yra. Ovidijus Ringys užėmė 1 vietą, Matulionis 2 vietą užėmė. Tai yra Oazijos, Šilutė ir Marijampolė Tauras. Taip. Šiaip dalyvių buvo daugiau, kiek žinau. Taip, buvo 2 bikinio atstovės, Lebedeva nepapuolė į finalą, Sandra Sičiova taip pat nepapuolė į finalą, Petraitytė taip pat nepapuolė į finalą. Buvo gana stiprios konkurentės. Ypatingai Iljanskinės kategorijoje buvo labai didelė konkurencija. Gausus dalyvių skaičius buvo, didžiuliai raumenynai pas moterų. Tai dabar, šnekant apie raumenynus, ta tendencija, kad kūno fitnese didėja raumenų apimtis, tai jau yra diktuojama tokia mada? Taip, netgi išeina merginos bikinio kategorijoje su presais, su skylančiom kojom, raumenukai ryškus.